Pirmoji kalėdų eglutė iš tiesų nebuvo medis, ji buvo pagaminta iš dažytų žąsų plunksnų ir atkeliavo iš Vokietijos. Kalėdiniai vau faktai, koks buvo paskutinis. Pirmą kartą kalėdų eglutė buvo papuošta šviesomis 1882 metais, tai padarė artimas Tomo Edisono draugas. Ar žinai, kad kalėdų elfas pasirodo paspaudus dalintis, o po to daugiau? Aukščiausia pasaulio kalėdų eglutė buvo 67 metrų aukščio ir buvo eksponuojama Vašingtono prekybos centre 1950 metais. TikTokas duos įspėjimą, jeigu pakomentuosi ho ho ho. Pirmą kartą kalėdų senelis buvo panaudotas kompanijos Coca-Cola kaip žiemos reklaminis simbolis. Pirmosios žinomos kalėdų dekoracijos buvo obuoliai, jie simbolizavo Adomą ir Ievą. Pasek vau faktai ir sužinok įdomius faktus kasdien. Apytiksliai 35 milijonai gyvų kalėdų eglučių kasmet parduodamos Amerikoje, daugiau nei 45